Na, iš tikrųjų, pasižiūrėjus į šiandien posėdį labai prisimena vieną posakį. Ta pati panelė, tik kita skarelė. Ar konservatoriai pasikeitė nuo to laiko, kai Kubilius buvo premjero? Niekom jie nepasikeitė. Taip pat jie rūpinos, kad bankai turėtų kuo didesnius pelnus. Dabar, aišku, premjeras kitas, bet veiksmai tie patys. Visai nesenai atėjęs Skaistė pasakė, kad jie rūpinasi žmonėm, kurie paėmė paskolas, kad galėtų lengviau refinansuoti paskolą. Aš jos paklausiau, o kur jie buvo 21 metais, kai drastiškai pradėjo kirti palūkanos? Tai jie ramiai miegojo, nieko nedarė, kad bankai tos 3 metus galėtų apiplėšinėti žmonės ir dabar atnešė projektą, kad jie jau galėtų išeiti. Bet kas įdomiausiai, šio įstatymo įsigaliojimo terminas tik 25 metų vidurys. Tai kaip sakant, dar metus leisim paplėšikauti, tada kažką padarysim. Tai žodžiai, darbai už save kalba, o ne žodžiai. Dabar atėjo su nacionalinio banko idėja ir bando apsimetinėti, kad ji taip vykdo 20 metų Seimo priimtą nutarimą, valstiečių priimtą tuo metu, buvus valdančioje daugumoje, kad turi būti steigiamas valstybinis bankas. Tai tenais nėra parašyta, kad reikia pakeisti Invegos pavadinimą ir atsidaras valstybinis bankas. Nutarime tokių žodžių nėra. Ten yra konkrečiai aiškiai parašyti nacionalinis valstybinis bankas. Tai jį norėdama išsisukti, kad nevykdo to nutarimo, jau 4 metus nusprendė Invegai pakeisti pavadinimą. Prirašius prie jo žodį nacionalinis, prirašius žodį bankas, vietoj Invegos pavadinus Ilte, neva tai atsirado valstybinis bankas. Tai totali apgaulė ir melas. Bet ką toliau darė visą tą laikotarpį konservatoriai? Prieš 1,5 metų ekonomikos ministerija atėjo į biudžeto komitetą ir pasakė, Lietuvos ekonomikai trūksta virš 5 milijardų paskolų. Įvairiom funkcijom vykdyti verslui, prieigos prie kapitalo, trūksta, reikia staigiai kažką daryti. Tada išgirdom pažadą, kad taip, jau greitai Invegai bus didami, kaip sakant, limitai, jį galės daug daugiau skolinti, daug daugiau daryti verslui, kad būtų gerai. Tada ateina pernai metų biudžetas, atneša Skaistė, aš jos klausiu. Tai kiek padidinai limitus Invegai? Amnezija. Nežino, užmiršo greitai. Nežino, skaičių neatsimena. Tada pasitikslinau, limitus padidino 160 milijonų eurų. O reikia 4-5 milijardais mažiausiai didinti. Nepadarė. Dabar sako, va žiūrėkit, mes jau čia milijardai dėgiam, taip milijardai įdėjo. Tai toks pinigų bados verslui, kad tą milijardą europinių lėšų, kurie nuėjo per skolinimo lygmenį, per savaitę išgraibstė, o trūksta 5-6. Ką jį darys toliau? Invega liko toliau supančiotas arklys. Tie limitai yra nedidinami. Tada iš tribūnos didžiuojasi, mes padidinome Invegos įstatinį kapitalą. Buvo 50 milijonų, tai vadinasi, anksčiau galėjo skolinti apie 500 milijonų, nes taip yra pagal taisyklės. Dabar įstatinis kapitalas padidintas iki 200 milijonų. Tai vadinasi, jų lubos vėl atsidurs ties 2 milijardais, o reikia 5-7. Ir kas juokingiausiai, dabar ta 150 milijonų yra iš ES lėšų RRF, tų, kurių nesugebėjo panaudoti šių vyriausybė, perkelia Invegos kapitalą. Bet jį gali perkelti ir 300, ir 400, ir 500. Kas draudžia? Niekas nedraudžia. Bet tai yra politinis sprendimas. Aš uždaviau tą patį klausimą premjeriai, kodėl jūs nepadedat Lietuvos ekonomikai su finansais, jie atsakė, eikite į bankus. Ir vakar debatų metu labai gera viena detalė paaiškėjo. Vienas iš kolegų pasakė, kuris verslas ją matė ir pasakė, kaip Invegai supančiotos kojos. Verslas, norėdamas gauti paskolą iš Invegos, turi atnešti 3 banko atsisakymus jam skolinti. Bankai žinodami, kad Skaistė Invegai davė tokias taisyklės, kad negalėtų tas verslas ten pasiskolinti, kai bankai sukčiauja. Sako, žinot, mes tau suteiksim paskolą arba leasingą, bet pradinis įnašas 70% arba 80%. Ir teoriškai jie suteikia, o praktiškai tų sąlygų verslas įgyvendinti negali. Tai ir turim suprasti vieną dalyką. Konservatoriai, valdantieji politikai ir toliau dirba bankom ir jų pelno didinimui. O Invega su to pavadinimu nacionalinės bankas yra tik optinė apgaulė. O realiai tai niekas nesikeičia, limitai yra tie patys, jie nėra padidinti. Galbūt Skaistė susimils ir dabartiniam biudžete atneš Invegos limitų padidinimai kokius 7 milijardų. Tai ir pamatysim jos darbais, ar jie iš tikrųjų tai žada daryti.